Šiandien ryte prisiminiau pokalbį su savo 2 mokinėm ir tai nėra mano atsakas jom, nes aš tikiu, kad jos žiūrės. Tai žodžiu, aš dabar galbūt kalbėsiu emocionaliai, bet įspėju, kad aš esu tokia, aš kalbu taip, bet tai nereiškia, kad aš kaltinu arba pamokslauju arba dar kažką darau. Tiesiog aš dabar noriu su jumis pasidalinti savo mintimis. Čia įžanga, nes nenorėčiau, kad kas nors blogai pasijaustų, pasiklausęs mano tiesiog pasidalinimo. Tai va, mes kalbėjome apie naudojimąsi virgulėmis, švytuoklę, taro kortomis, aš runomis dar naudojuosi. Ir viena iš mano mokinių pasakė, kad tarsi per virgulės jungiamasi prie kažkokių būtybių arba būtybės, kuri nebūtinai turi gerų kėslų, gali suteikti informaciją, bet mainais už informaciją būtinai pasiema, nes šiame pasaulyje nėra nieko už dyką. Šiandien prisiminusi tą pokalbį ir pradėjau galvoti, ar tikrai, nes tai, ką aš naudoju savo gyvenimą, aš turiu ir švytuoklę, kurią irgi pasitikslinu, taro kortos, runos. Realiai aš galiu paimti, ateitum tu pas mane ir iš bet ko, kas yra aplinkui, telefono dėklos, puodukas, skulptūrėlė, iš bet ko aš galėčiau nuvesti tave į tavo vidinę transformaciją, todėl kad visi materialūs objektai, tušinukas, jisai pats iš savęs neturi informacijos, bet juo aš galiu parašyti laiškus arba prakeiksmus. Tai kitaip tariant, mano mintis yra ta, kad visa tai yra tik tai objektai, kurie padeda susišnekėti. Dabar kitas klausimas, su kuo susišnekėti, nes taip galima sakyti, kad dvasios kažkokio šneka, velnės iš ten smalos katilo pragare siunčia tau žinutes ir tu užrašinėjai ten, ar ten rūnos, ten velniai kalba su tavim. Bet irgi ne, todėl kad nes yra 2 teorijos, kuriomis žmonės vadovaujasi. Viena teorija tai yra vienybė, kad mes visi esame vienis. Aš esu tavęs dalis, bet kadangi aš turiu savo apvalkalą ir tu turi savo apvalkalą, tai mes materialiomis akimis mes nematome, kaip mes susiję. Bet mes, jeigu pradėtume bendrauti, arba galbūt tu dabar manęs klausai ir jauti ryšį su manim, todėl kad mes esame ryšyje, mes nesame atskiri. Tik tai tada, kai mes žiūrime į viską ir viską vertiname materialiomis akimis, materialiomis ausimis ir materialių savo apvalkalo suvokimu, mums atrodo, kad mes esame atskiri, o iš tikrųjų viskas yra vienis. Kaip mano ausis yra visiškai kitokia negu mano akis, jos abidvi yra mano kūno dalis ir naudodama savo akis ir ausis, aš kuriu ir dar lytėjimą, skonį ir kitus pojūčius, aš kuriu šito pasaulio, kuriame aš esu, šitos erdvės, kurioje esu vaizdinį. Ir mano ausis papildo mano regą ir atvirkščiai, mano lytėjimas papildo, supratai, ką aš turiu omeny. Tai visa tai yra rūnos ir visa kas yra tik tai įrankiai, kuriais aš galiu susisiekti su ta savo asmenybės dalim, su kuria aš galiu susišnekėti per simbolius, nes viskas yra tiesiog simboliai. Taro kortos yra tiesiog popierius su paveiksliukais. Tai yra tik popierius su paveiksliukais. Čia rūnos yra šitos mano konkrečiai. Kas čia iškrito? Tai va, kai aš visada taip emocionaliai, kai kalbu, visą laiką viskas krenta. O, geras. Tai va, ir iškrito rūna, kuri kalba apie kalbėjimą, apie intuiciją, apie tėkmę. Tai va, gavau patvirtinimą, kad gerai čia darau, kad kalbu. Bet kuriuo atveju tai yra, žinot kas, čia yra juodasis obsidianas, ant kurio yra išgraviruoti simboliai ir tie simboliai dar auksu padažyti. Ir viskas. Bet aš esu tas žmogus, kuris tuos simbolius interpretuoja ir išsiaiškina. Aš tuos simbolius, kad ir kas tai būtų. O,
katinukas po kavos puodę, matot, katinukas su ausytėm žiūri. Visą tą aš sujungiu ir paverčiu į kalbą. Tai kitaip tariant, visais tais įrankiais su manim kalbasi ne dvasios, aš pati kalbuosi su savim, pati būdama visumos dalimi, kai tau atsakau į tavo klausimus, aš tau padedu susikalbėti su tavim, nes mes esame vienis, mes esame atskiri tik tai per apvalkalą. Mes esame, tu viena ausis kosminio kūno, aš esu kita ausis kosminio kūno. Mes panašus, mes skirtingi, mus skiria veidas, galva, bet mes esame to pačio kosminio kūno dalis. Dabar iš kur tas kyla baimė saugotis, nes yra dar tokia kategorija žmonių, kurie, vėl aš grįšiu prie savo, kad mes nežinome, kas ten toj Ukrainoje vyksta ir be to ten, žodžiu, rusai visi yra skirtingi ir ten nereikia nekęsti visų. Tai čia ir tie patys žmonės taip pat labai tiki tuo, kad reikia saugotis nuo piktų dvasių, nuo šmėklų, nuo piktavalių žmonių energijos. Tai jiems kažkodėl atrodo, kad fizinė agresija yra mažiau agresyvi negu dvasinė agresija, negu energetinė agresija. Ir jie sėdi užsikonservavę realiai ir teoriškai suvokia galbūt, kad yra dalis visumos, bet kaip tu gali būti visumos dalis, jeigu tu nuo tos visumos saugaisi? Nes realiai taip mūsų kūnui, tai kūnas, fizinis kūnas yra pažeidžiamas. Ir sveiko proto ribose reikia saugotis. Nes kūnas gali susižeisti, bet ir viskas. Kūną reikia apsaugoti, nes tai yra apvalkalas ir jisai yra trapus. Bet kūnas yra transporto priemonė, o daugiau tai mes esame visumos dalis. Ir nėra nuo ko mums saugotis. Ir mums kaip tik reikia nesaugotis ir neužsidaryti, o atsidaryti. Nes tos visos ten žemesnio dažnio bakterijos, žemesnio dažnio vibracijos, ten būtybės, kurios gali ten prie tavęs prisisiurbti, nes, aš bioenergetiką dar taip pat užsiemu, šalia viso to, ką aš užsiemu. Ir taip, aš, diagnozuoju, aš matau tie dariniai energetiniai, kuriuos ir aš valau nuo žmonių, kurie ateina pas mane į bioenergetinę diagnostiką ir harmonizavimą. Tai jie gali prisikabinti prie tavęs tik tai tada, kai jie randa per kur prisikabinti. Tai reiškia bet jeigu tu pradedi statytis apsaugas, bet nesitvarkai savo vidaus, tai tu tą energiją, kurią galėtum panaudoti savo gerbūviui, panaudoji sienom statyti. Tai jeigu materialiame pasaulyje sienas reikia statytis ir gintis nuo tų, kurie, gintis, jeigu puola, ir pasistengti sudaryti sąlygas, kad niekas net nenorėtų tavęs užpulti. Tai šitame pačiupinėjame pasaulyje tai yra teisinga. Bet subtiliame pasaulyje sienos, subtilios tos sienos, jos tave blokuoja nuo šaltinio, nuo tavo viso gerbūvio, visos sveikatos, nuo tavo klestėjimo šaltinio tave blokuoja. Ir tu vietoj to, kad viduje augtum, sveiktum, skleistumeisi, plėstumeisi, suvoktum, kad tu tik tai kūnų ribotas. Ta prasme, ir tai tik materialiom akim vertinant, tu negali būti anapus kūno, bet tu esi viskas ir viskas tau priklauso, nes tu esi visa ko dalis ir tu esi apsijungęs. Mano ausiai priklauso tos pačios maisto medžiagos kaip ir akiai. Ir niekas tarpusavį nekonkuruoja. Mano, dešinė ranka nekonkuruoja su kairė, nes tai yra mano dalis. Tai šitam subtiliu lygmeniu, kai suvoki, kad nėra nuo ko saugotis ir reikia tik tai ieškoti savo vidinius blokus, tas duris visur, visas tas vidinės duris, mazgus visus atraišioti, atidaryti, o materialiame pasaulyje taip, užsidaryti, saugotis, taip.
Nes tik tai šitas kūnas yra pažeidžiamas ir, kaip čia, vienkartinis. Negali 2 kartus šitame pačiame kūne būti. Ta prasme, gyventi, mirti ir tada vėl atgal sugrįžti ir toliau tame pačiame kūne gyventi. Tu negali, tai yra vienkartinis. Tai kiek tu rūpinėsi šituo kūnu, kiek tu juo, saugai, kiek apskritai rūpinėsi, tiek tu laiko šito kūnu ir naudoji savo. Paskui jau kai sunaudoji, tada eini kažkur tai toliau. Bet tuo kitų lygmenių, kuris yra anapus šito gyvenimo ir šito kūno, tai mes esame begaliniai ir visi tarpusavį susijungia. Nėra ko saugotis. Ir dar vieną dalyką, kurį norėjau pasakyti, tai kad tas apskritai koncepcija, kad kažkas tai per ten virgulės, ar ten per rūnas, ar kortas, kažkas tai jungiasi ir tau sako žinias, tai atėjo iš narcisistinių šeimininių santykių. Ta prasme, tu augai toje aplinkoje, kur tavo vertė, kur tau įdegė į tavo galvą, kad tavo vertė priklauso ne nuo tavęs, o nuo to, kas tave iš išorės vertina. Kad yra kažkas tai, kas tau iš išorės įdeda tą vertę ir tau pasako, kad tu esi vertingas. O tu pats iš savęs nei ką nors žinai, nei ką nors gali, nei ten iš jūsų, ką nors supranti. Tai dėl to tas žmogus, kuris nejaučia savęs, savo vertės, nes čia yra didelė problema, tie žmonės, kurie ateina pas mane į konsultacijas, ne ezoterinės, o tvarkyti savo savivertės ir apskritai gyvenimo blokų įvairiausių psichologiniais įrankiais, tai yra labai didelė problema, kol mes įveikiame tą bazinę mintį. Ir tie žmonės, kurie giliai viduje labai nuoširdžiai tiki, kad jie yra niekas ir į juos turi kažkas iš išorės įdėti, tai jie ir galvoja, kad iš išorės ten kažkas dvasios kažkokios įdeda kažkokias žinias. Tai kad kažkas tai iš išorės turi tau įdėti tai, ko tu neturi, tai yra tiesiog tavo vaikystės trauma. Taip sakant. Paskui kitas dalykas irgi aspektas, kad reikia susimokėti, tai irgi yra tavo vaikystės trauma. Kad niekas nieko gero tau už dyką neduoda. Iš kur tai atėjo? Tikrai ne iš dvasinio pasaulio. Tai atėjo iš tavo gyvenimo patirties. Tai tau niekas nieko gero niekada gyvenime nedavė ir dėl to tu galvoji, kad ir nieko nežinai, ir nieko negali gauti už dyką. Kad būtinai tada ir kokia dar yra tikėjimas tame. Kad jeigu tu gauni kažkokius atsakymus, nesusimoki kažkaip tai sąmoningai, tai tada iš tavęs net ir jeigu sąmoningai susimoki kažką, tai vis tiek yra didelė tikimybė, kad ten tik mėklos, ar ten, nežinau, kažkas tai, kuo ten tiki žmonės, su kuo jie ten kalbasi per rūnas, ar kortas, ar virgulės, ar dar kažką. Žodžiu, kad iš tavęs tada pavogs, atims tai, kas tau brangiausia, skaudins tave. Čia yra grinai manipulacija iš narcisistinių santykių, kad tai yra, tau rodau kažką ir duodu kažką gero ir vertingo, bet paslapčia aš tave apvagiu. Tai kas tai yra? Tai yra tiesiog tavo traumos, o ne realybė. Supranti, tai, kad tu jau atėjai į šią žemę, tau jau iš karto visi resursai yra, šita žemė yra sukurta tavo geroviai. Tu atėjai į šitą kūną, patirčių kažkokių įgauti, nes irgi tos patirtis yra nebausmės. Dabar aš tau taip išpildysiu tavo norą, kad gyvenime daugiau niekada nieko nenorėsi ir sėdėsi sau ir depresuosi iš baimės. Tai ne, tai yra tavo traumos, o ne realybė. Tu gavai šitą kūną ir gavai absoliučiai visus resursus. Saulę, vėją, orą, vandenį, daiktus, materiją, viską tu gavai tam, kad turėtum iš ko įgyvendinti tą savo kūrybinį potencialą. Tau ateina įkvėpimas iš dangaus ir iš žemės ateina įrankiai, kad tu tą įkvėpimą materializuotum. Tai, kas yra nematerialu, per tave virsta materija, nes tu gali daryti iš akmenų skulptūras, iš obsidiano rūnos, iš ten popieriaus gali kortas daryti. Tu esi emulsiklis, nes vanduo ir aliejus, tu kratyk nekratęs, niekas ten nesusikrato, vis viena pastovi ir atsiskiria. Tai tu esi emulsija, kuri viską apjungia. Tai vadinasi, kuo tu daugiau
klausai įkvėpimo ir kuo tu daugiau tą savo įkvėpimą materializuoji, tuo labiau, tuo geresnis kanalas ir materijai ateiti per tave ir būti panaudotai kūryboje, ir įkvėpimui ateiti per tave ir įžeminti, įmaterinti. Ir čia yra normalus procesas, čia yra tiesiog, tai, kam mes esame gimę, tiesiog šito kūno duotybė. Tai tu dalyvauji procese, nežinau, kaip dar kitaip, vėl apie organus, ne? Mano akis nėra skolingos ausims, ausis nėra skolingos akims. Tai, kad aš girdžiu, akis neturi susimokėti už mano klausą. Tai vat ir mes esame, mes nesame niekam skolingi ir vėlgi grįžtų prie to paties, juo labiau, kad visa tai yra tik simboliai, kurių pagalba tu gali susišnekėti su savo pasąmonė. Nes tai, kas yra pasąmonėje, yra nesąmonė sąmonės prasme. Sąmonė ir yra tie simboliai, kodai tokie, kuriuos tu iššifruoji su savo sąmonė. Bet tai irgi yra toksai darbas, tiesiog praktikos reikia.